Nu ką, pratęsant blogo tematiką iš pasivažinėjimų šiaip su kolega, irgi gerai nusiteikęs, irgi operatorius. Nu šiandien pavažiuosi. Išsitraukiau aš FTR, nes GTR be technikinės, aišku, čia maža problema, bet taip jau yra. Draugukas su kataniuku. Viskas, let's go, bardzo dobrze. Žodžiu, tai GTR be technikinės. Aišku, čia nėra problema nevažiuoti, bet prisiminiau, kad turiu ir FTR, tai savotiškai kitoks motociklas, savotiškai panašus. Ir žavu ir jom pavažiuoti, tai puikia proga. Nes vis tiek, nors yra būdų sporturistai, bet filosofija biški kitokia, trauka biški kitokia. FTR-as taip traukia kaip dizelinė mašina, aš vis atsakau. Jisai traukia taip nuo žemų ir mėsingai. O GTR-as, nori nenori, jį jau reik biški pasukti. Nu ir tada jau įsuki, tada jau laikyk. Tai jeigu pasivažinėjimai tokie telebimbam, pavadinkim tematikos, tai savotiškai gerai ir FTR-as, savitą žavesio turi. Tai išvažiavom 7 vakaro, po 7 gal net biški, tai niekur labai toli nevažiuosim. Važiuosim čia, iš Vilniaus į Nemenčinės pusę, prie Beždžionių tilto. Nuvažiuosim tenais ir apsitarsim, kur važiuojam toliau. Tai va, pafilmuosiu tiesiog, kaip atrodo paprastas podarbinis ratukas pirmadienio dienos. Čia labai faina atkarpa, čia važiuojant Nemenčinės plento, nusukti link Tapelio ežero. Ir labai faina atkarpėlė. Gražus keliukas, miške, galima pačilint, smagus posūkiai. Jeigu dar nesutinki daug mašinų, iš vis fantastika. Nėra jis labai jau ilgas šitas keliukas, bet smagus. Galima duoti biškį anglių. Aišku, reikia ne per daug, nes posūkių užtenka. Bet žavesio tikrai turi keliukas. Motociklistai irgi džiaugiasi. FTR-as turi congo, turi. Va ir atvažiuojam į Tapelio ežerą. Lemą, man reikia pasireguliuoti apsukas biškį.
Biški per žemus apsukos ant laisvų ir prieš tai norėjo gest man jisai. O čia va kaip atrodo mano Vespa. Nu, vadinu aš šį Vespą. Motociklai būna, turi vardus. Gerai, kad nesunkiai pasireguliuoja apsukos. O. Nu, iš garso jau. Nu, palikim maždaug viens. Kiek čia 1,1? Blema, davai dar. Nu, va, pažiūrėsim, turbūt bus gerai. Biški, žinai. Ne, nu aš reguliuoju tas apsukas ir arba būna gerai, kai šiltas, arba gerai būna kaip šaltas. Aš noriu rasti tokį viduriuką, kad visada būtų gerai, žinai. Nu, tenais yra varščiukas. Jisai laisvos eigos apsukėlės biški reguliuoja. Labai paprastai ten, nu, užčiuopti taip durnai, nes tik tai su kairė išeina ranka nesidėš. Nu, tai ką, varom toliau? Tai varom prie to Beždžionių tilto, ne? Turbūt aš nebuvęs ten neužsimatęs. A ne? Nebuvai į apačią nusileidęs? Ne. Varom, bus experiences. Jo, sakytum? Jo. Ir po to per Beždžionių tiltą važiuosim su mocais. Va. Nu, per Beždžionių tiltą gal ir nevažiuosim su mocais. Bet šiek tiek pabairiuot galima. Tai va, o pasireguliuoju apsukas, blemba, iškart geriau, maloniau jaučiasi. Tai va, o kodėl šitas motociklas yra ne Vespa, nu, vardas jo toks. Nes juokingiausia tai, kad galvojau, blemba, man reikia kokio darbinio motociklo. Į darbą važinėja, dar kažkur nutrint po miestą. Ir galvoju, blemba, kaip būt gerai Vespa. Ten kokia 300, GT kokia nors, nu, kad mane pavežtų. Bet kažkaip žiūriu skelbimuose, toksai žavios Vespos spalvos GTR-as. Ne GTR-as, APTR-as. Galvoju, nu kogi ne, reikia nupirkti. Ir kadangi buvo su ta intencija, Vespos intencija perkama, tai toks tas vardas ir prigijo. Tai va, kaip bebūtų, motociklas tikrai toksai, nu vis tiek iš rimtesnių, o vardas jo toks mielas. Nu ką, važiuojam toliau, reikia pašintis, gal apsilenkti, o gal ir nereikia. Kai būna su tais lenkimais, jeigu jau labai nori, tai aišku, čia toks kelias. Bet kai būna važiuoja pačilint ir važiuoja savo 90, o ne. Mes tikrai niekur neskupam, tai važiuosim ramiai. Tai va, pravažiavom žinomiausią Lietuvos miestą, tai Bezdonis. Nusukom link Buivydžių ir čia bus labai gera atkarpa. Tokia, kur galima biškį pagazuoti, stop ženklas, viską, pavyzdingi vairuotojai, viską. Bėgis traukinys. Ir čia tokia atkarpa, kur mašinų nelabai. Ir galima smagiau pavažiuoti. Asfaltas irgi visai neblogas.
galima šiek tiek atsukti rankeną labiau. Ir šiaip įdomus faktas, kad šita dalis yra ir asfaltinė apala važiuojant aplink Lietuvą. Ir visiškai pasienio ruožas. Ir toj bus stotelė, iš kurios matosi Astravo elektrinė. Nu ne, šitą stotelę, dar porą stotelių pavažiuokim. Ir galima bus matyti mūsų netokios draugiškos valstybės kaminiukus. Va, rūksta. Aišku, aš nežinau, ar įmanoma prizūminti, bet va, rūksta 2 kaminiukai. Pabandysiu kažkaip apdirbti, kad matytųsi kažkas. Nu tai žodžiu, esmė. Nu, jeigu ten būtų kabum, neužtruktų daug laiko, kol atvarytų iki Vilniaus. Nu, bet reikia tikėtis, tokie scenarijai negalimi. Ir ką, nebetiek daug liko iki to tilto. Nu va, ir atvažiuojam į Buivydžius. O Buivydžiuose ir yra tas tiltas. Pasireguliavau apsukas, tai nu tikrai, man atrodo, pataikiau. Nes labai gražiai motoriukas skamba. Tai va, pirmas posūkis į kairę. Ir šiuo neaiškiu keliuku nuvažiuosim iki dar labiau neaiškaus keliuko. Žiūrėsim, ką kolega darys, nes čia bus iššūkių. Ir štai, keliukas baigėsi konteineriu, bet ne. Yra slaptas keliukas. Op. Kolega varė iš paskos, nu kurgi. Maladec. Nėra ko bijot biškį offroado. O kurmi, smėlis. Nelabai gerai. Fajeteras nenori 300 kg smenga. Bet nieko. Nu ir va. Ženklas, kad draudžiama važiuoti yra, todėl mes ir nevažiuosim. Nu, kolega, iššūkis. Let's go. Va. Prašau. Tiek trūko, jau būčiau nugriuvęs, ne. A ne, tenais? O čia prie man ant smėlio, žinai. Aš irgi pamačiau, kad smėlis birus, galvoju Pizą. Tai va, važiavom ir atvažiavom. Štai tokius Fajeteras ir Suzukis. GSX 6PMF, dar kitaip vadinamas kataniuku. Na.
Žiūrėk, labai gaila, bet negalim važiuoti, nes ženklas yra. Ženklas yra. Nes jeigu ženklo nebūtų, tai tikrai važiuotų. Nu taip, aš irgi, bet ženklas yra, o mes kiek nepažeidinėjamgi. Nu galim nebent pašiukšlinti. Ne, nušiukšlinti apskritai negalim. Mes ne kokie kolkoznikai. Reikia eiti pažiūrėti. Prieš kelis metus, kai ėjau ant šitą tiltą, pradėjau eiti ir sulūžo lentelė. Tai nežinau. Aš prieš kokius 3 metus variau čia ir pradėjau eiti ir lūžo lentelė. Tai priėmiau kaip ženklą, kad čia turbūt lengvesniem žmonėm pritaikytas. O, kurme. Nes va jau čia vienos netekam. Nu, žodžiu, jeigu lengvesni žmonės, prašom. Nu ką, pasižiūrėjom. Blemba, ant centrinės pasistačiau čia žalynas. Nu va, apsukytas liuks. Čia yra atbulinis. Nu ir bandysim nenudrybę įveikti kalną. Aišku, čia didžiausia problema yra šitas smėlis. O po to jau nieko tokio. Na šis. Ai, nesimato, kaip ten kolega įveikinėja. Puikiai. Reik pačiam dabar neprisicirkinti. Tai va, aišku, tos atrakcijos neįspūdingos, bet kaip po darbinio ratuko, tai nėra ko labai čia daug ir tikėtis. Kažkur nuvažiuoji, pavažiuoji, gali įdomesnę vietą, kažkuom išskirtinesnę. Kolega vat nebuvo matęs šito tilto. Kiek bebūtų keisčiau šiaip, nes, tiesiog nebuvo reikalo gal čia. Tai va, vienos gatvės miestelis, Buivydžiai, bet į pačius juos nevažiuosim. Važiuosim toliau sukti ratuko. Dabar tik tais gausis biški prieš saulę, bet normaliai. Su FTR važiuojant galima praktiškai bėgių nejunginėti, nes sukimo momento turi beveik visata, turi gyva elektrinius langus, o pasidarom elektrinius langus, vėjuko nebėra. Nu ir šilnam saulytę. Ir lėkti kažkaip nuotaikos per daug nėra, buvo biški paspausta, išsikrauta. Norisi ramiai pavažiuoti, pasimėgot, pažiūrėti į debesėlius, į laukus. Gaila, man atrodo, rapsai jau nužydėjo, tai nebėra tų geltonų laukų. Žodžiu, tai va tokios ir tos tematikos. Dar ne visur nužydėjo pilnai,
Aišku, dabar jau taip silpnokai, bet aš įsivaizduoju, kas čia darėsi per patį rapsų gazą. Turėjo vaizdeliai būti geri. Bet nieko, dabar irgi labai neblogi. Žodžiu, kai yra pavažiavimas toksai, ne kad kažkur keliauju dar kažką, labai svarbu džiaugtis ir tais mažais dalykais. Pamatai gražesnį medį ir džiaugiesi. Pamatai kažkokį rapsą ir džiaugiesi. O jeigu pamatai dar kokią avį besiganančią, iš vis gerai. Tai visiems motociklistams linkiu džiaugtis ir mažais dalykais. Nes toj Lietuvoje, aišku, čia nuvažiuoti labai kažkur įspūdingai. Galima tikrai ras gražių vietų, bet kai kalba eina apie ratuką po darbo, tiesiog pasivažinėti, tai ne visat gali pasirinkti patį vaizdingiausią kraštą, todėl labai svarbu mokėti džiaugtis visokia gamta. Va, kaip gražiai nušviestas saulytės. Kaip ir minėjau, kažkas gražiau ir džiaugiesi. Nori, nenori, man norisi tikėtis, kad motociklizmas yra apie kažkokį tais pozityvą. Aišku, žmonės būna prigalvoję pačių įvairiausių atspalvių tam motociklizmui, bet motociklizmas pats kaip vis tiek, kiek aš sutinku žmonių, daugelis tikrai yra įdomių, su sveiku požiūriu, platesniu požiūriu, pozityvesniu, netokie susiraukę, tikrai ne piktų Delfi komentarų rašytojai. O jeigu kas rašo piktą komentarą Delfi ar kur ten internetuose, kokį nors, tai reikia atimti motociklą. Čia buvo toksai vienas įvykis, politiką užsiimkim. Buvo čia paaiškėjęs toksai atvejis, kad vienas iš, neminėsiu klubo, bet Vilniuje aktyvaus, ne klubo, tenais turbūt gal RC tenais, ar kažkas tokio, bet žodžiu. Paaiškėjo, kad vienas bičiukas vatnikas. Tai labai faina, kad dėdės senieji greitai, dar tą pačią dieną po šio fakto paaiškėjimo, paliko be pagonų, taip sakant, be spalvų, nuo liemenės buvo nuimti to atstovaujamo motociklistų susivienijimo. Nežinau, tikrai ne MC, bet RC ar MCC. Bet žodžiu, politika. Tai vad reiškias, motociklizmas Lietuvoje dar palaiko normalias idėjas. Tai va, tiek politikos, važiuojam toliau, mėgautis. Gyvūnėliai buvo, arkliukai. Dar vienas gyvūnėlis, dėdinis piktūnas katinas. Įdomių yra
miesčiukų, gyvenviečių, gal taip reiktų sakyti. Va, kokia alėja buvusi. Nu, tebėra, bet kažkada kažkas ją sodino. Kena. Nu, toks nėra pats labai lietuviškiausias pavadinimas, šiaip nežinau kodėl, bet man primena Kenda padangas. O šiaip, saulytė šviečia, pavažiuot motociklų kviečia. Tam mes ir darom. Šiaip smagu ir pasivažinėti tarp tokių mažesnių miestelių, nu, gyvenviečių. Ramu, eismo nėra, važiuoju savo. Žavesys, relaksas po darbo. Taip gerai važiuosi, nes nori dar į Vilnių. Reikia pasitart su kolega. Žiūrėk, varam biškį toliau dar pavažiuoti ar į Vilnių? Kiek tas toliau? Toliau? Nu, kiek tas toliau yra? Biškį. Nu, tai varom toliau, ką jau. Nes aš žiūriu pagal laiką, žinai, dar blemba, dar kaip ir norėtus visai pavažiuoti, nu, tipo taip lengvai. Kiek tikimų galvoju? Toliau? Dasidėtų kiek? O, Nu, koks pemšiam? tam. Valandą važiuoti, turim kokią gerą. Tai čia drąsiai, žinau, drąsiai. Alyvį. Važiuoja ten? Ai, ten. Nu, tai varom tada. Gerai, tai sukam į kairę. Nu va, pasirinkom planą. Biški tolimesnių maršrutų. Nes gražus vakaras, reikia gražiai ir pavažiuoti. Idiliškai atrodo tokie vaizdeliai, kalneliai, pasukėliai. Kartais tie maži miestukai turi tokį gerą asfaltą. Nu, bet labai faini tokie keliukai. Čia visiškai pasienio ruožas, gražus laukai, lygumas, toli matosi saulytė, nutvieksti laukai. Žodžiu. Va čia tai relaksas. Aš jau tam motociklizme jau ne vienas ir ne du sezonai. Ir važiuodamas tokiais keliukais ir
būdamas tokioje erdvėje, suprantu, kodėl mane prieš N metų tas motociklizmas, aišku, viena dalis ta, kad man technika labai patinka, kita dalis būtent dėl to ir sužavėjo tas motociklizmas. Dėl tokių akimirkų ir tokių momentų. O tenais tolumoje matome spygliuotą vielą, kad emigrantai pas mus neitų. Tai žodžiu, čia visiškai mes varom pasieniu. Ir taip netikėtai atvažiavom į Medininkus, tikrai negalvojom, kad važiuosim čia. Bet kadangi labai gražus vakaras ir norisi pavažiuoti, tai va taip ir gaunas kartais, kad atsiduri, pagal planą nebuvo, bet užskaitom. Nori, nenori, ale pilis. Tai jau irgi atrakcija. Reikia daryti sustojimą. Mini sustojimą galvoju. Nu ir po to jau į Vilnių. Ne? Tai gerai. Nu, apturėjom pertraukėlę mini. Ir varom į Vilnių. Aišku, vis tiek nevažiuosim pačiu tiesiausiu keliu. Bet su saulyte grįšim. Manau. Gi būna, kad prigalvoji po to. Nu, bet tiek jau gal neprigalvosim. Aišku, prieš saulę važiuoti nebus, bet irgi pasidžiaugti va saulytę. Na ir bus kasdieninis podarbinis pasivažinėjimas užskaitytas. Aš būsiu gerai pravažinėjęs su... Lemma, čia toks banguotas kelias, bet nieko. Būsiu va jums pristatęs savo Vespą. Nu va, pargrįžtam tiesiai į saulę. Dar bandau atrasti, kaip čia su to mikrofonu susidraugauti. Bet šiaip dar kitas dalykas, keisiu šalmą, nes šitas jau atitarnavo. Reikia kažkokio tylesnio, geresnio. Nes yra kampai vėjo, kur labai šitas šalmas gaudo tą vėją. Tai reikės bandyti. Čia kaip ir viskas motociklizme. Nebandysi, nežinosi.
pasivažinėjimų. Čia toksai bus mokomoji medžiaga, kaip atrodo beisikinis ratukas po darbo, išvažiuojant prasivažiuoti. Nuvažiavom kiek, kokį 100 kilometrų. Tai tikrai nedaug, bet kaip matėt, buvo visai ir santykinai įdomių vietų. O dabar važiuojam į motociklininkų pamėgtą susirinkimo vietą ir kur labai dažnai baigėsi ratukai, kai jau nori stabtelt gert kavutės. Pažiūrėsim, su kokia technika chebra suvažiavę. Nu, Priusas Piktūnas, pikčiausia mašina Vilniuje. Subačiaus apžvalgos aikštelė vadinama, Subačiovkė. Ir čia suvažiuoja motociklininkai. Sveiki. Kad tu žasojas. Geriai? Taip, Liet, važiavau. Saulė. Aš galvojau, nu, tipo, žasojas stikliukas biški gal. Liukai nepadeda, tau užsidedi irgi nepadeda, žinai. Jo, bet jeigu dar žasoja, tai tada nieko nesimato. Nu, bet va, experiences. Įsijaukintis lybina. Gersim kavutės, negersim? Bet dirba, sakai? Dirba, aišku, ko nedirbs. Jeigu dirba. Tai va, filmo pabaiga. Pasigrožėm saulėlydžių, nu, saulytė nusileido ir galvojom, kur važiuosim kitą kartą.